Prieš pat ligą Arturas žaidė futbolo komandoje Ataka ir futbolas tai buvo jo mėgstamiausias hobis, aistra. Šiai dienai labai džiaugiamės gavę dėmesį ir marškinėlius ir kamuolį iš žinomo futbolininko. Ačiū Deividui Česnauskui ir jo šeimai. Visa šeima mėgstam keliauti. Šiai dienai, kai esam namie, tikrai norisi kompensuoti tą prarastą laiką, parodyti vaikui pasaulį. Ir būtent šita svajonė vykti į Portugaliją gimė jo galvoje, vartant nuotraukas, kur mes norėtume nukeliauti, kur nesam buvę. Vyksim, manau, pavasarį išbandyti. Jis iš tikrųjų pats sugalvojo šitą norą dėl televizoriaus, nes kadangi Arturas labai mėgsta žaisti įvairius žaidimus su draugais, jam labai trūko televizoriaus kambaryje, kad PlayStation'as rodytų pilną vaizdą. Vaikas nejautė jokių simptomų, apart to, kad atsirado mėlynės ant kojų, kurios mėnesio eigoje nepraėjo. Profilaktiškai nuvažiavom pasitikrinti pas šeimos gydytoją, kelių valandų bėgy pakliuvom pas kitą gydytoją poliklinikoje. Ir jie man pasakė, sako, neskubėdami, važiuokit namo, susirinkit daiktus ir važiuokit į Santariškes pasitikrinti, pasidaryti plačiau tyrimus. Tai kaip išvažiavom, taip ir ilgam. Šiuo metu praėjo jau 9 mėnesiai po ligos nustatymo. Praėjom chemoterapijos, imunoterapijos kursą ir Arturas jau yra po kaulų čiulpų transplantacijos. Nebuvo tikrai lengvas kelias, neveikia įvairios chemijos, bandėm naujas, teko pabuvoti ir reanimacijoje, bet šiai dienai mes džiaugiamės, kad Arturui jau yra geriau. Mes grįžom namo, sulaukėm svajonių išpildymo ir esam labai dėkingi Rimanto Kaukėno paramos fondui už draugystę, būnant ligoninėje, už draugystę grįžus iš jos. Mūsų draugystė prasidėjo prieš 7-8 metus. Kažkada buvau kitoj barikadų pusėje, buvau žmogus, kuris įsileisdavo sergančius vaikučius į žaidimų kambarį, išpildyti būtent tų vaikučių norus. Negalėjau net pagalvoti, kad kažkada būsiu toj pusėje, kai pas mane ateina pildyti mano vaiko svajonę. Norėtume padėkoti įmonei Transdeal už išpildytą mūsų svajonę vykti į Portugaliją ir taip pat už televizorių, kuris bus tikrai naudojamas kasdien žaidžiant žaidimus.